Sveiki, tikiuosi laikotės gerai. Man kilo mintis šiandieną įrašyti video apie vieną Biblijos eilutę, kurią didžioji krikščionybės dalis, ypatingai evangelinės bažnyčios, neteisingai interpretuoja. Iš karto noriu pasakyti, kad šis video nebus įdomus tiem žmonėm, kurie nėra skaitę švento rašto. Jis daugiau bus skirtas tiems, kurie domisi šventuoju raštu ir yra nors kartą įskaitę. Taigi eilutė, kurią norėčiau šiandieną su jumis kartu peržvelgti, yra laiške romiečiams. Tai yra šeštas skyrius, 14 eilutė. Čia yra parašyta: jumise nebeviešpataus nuodėmė, jūs ne įstatymo, bet malonės galioje. Kaip ją supranta arba kaip ją interpretuoja didžioji dalis krikščionybės? Pasak jų, po Kristaus mirties įstatymas buvo panaikintas. Tai vadinasi, šiandieną žmogus nebeturi vadovautis įstatymu, jis yra malonės galioje ir turėtų klausyti tai, ką sako jam šventoji dvasia. Tai yra, šventoji dvasia yra tas balsas, kurio jis turi visada klausyti. Na, aš neprieštarauju, sakykime, tam teiginiui dėl šventosios dvasios, nes Jono Evangelijoje yra parašyta, kad Jėzus palikdamas savo mokinius paliko globėją šventąją dvasią, kuri turi vesti žmogų, mokinti ir priminti. Tai aš čia su tom sutinku, tik klausimas, ką turi priminti. Ir jeigu mes paskaitysime atidžiai Jono Evangeliją, mes matysime, kad šventoji dvasia turi priminti tikinčiam žmogui tai, kas yra parašyta šventajame rašte. Kas yra parašyta penkiaknygiai, pranašuose, psalmėse, nes tuomet, kada Jėzus šios žodžius pasakė, tokio švento rašto, kaip mes jį šiandieną matom, tai yra 66 knygos, tuo metu tokio nebuvo pilno švento rašto, buvo Seno testamento knygos. Tad taip, aš sutinku, kad šventosios dvasios reikia klausyti, tai labai svarbus, sakykime, tikėjimo požymis tikinčio žmogaus gyvenime, bet aš taip pat manau, kad Dievo žodis negali būti sumenkinamas ir pastatomas prieš šventąją dvasią. Tai yra, mano manimu, kad Dievo žodis tai yra pamatas, kuriuo turėtų tikinti žmogus remtis, ir šventoji dvasia, taip pat žmogus ją turi priimti ir klausyti, jeigu šventosios dvasios balsas, kurį žmogus girdi, tai yra, galbūt galim interpretuoti kaip sąžinės balsas, neprieštarauja tam, kas yra parašyta šventajame rašte. Nes priešingų atveju mes susidursime su problema. Ir ta problema gali būti, pavyzdžiui, tokia. Tikinti žmogus, jam staiga gali susišviesti, kad mylėti kitą vyrą ir kurti su juo intymius santykius yra normalu, nes tokia meilės forma yra priimtina ir šventoji dvasia tam patvirtina. Tai aš esu matęs ne vieną diskusiją krikščioniškose čatuose, kur žmonės diskutuoja apie tokius santykius, sakykime, aš jį pavadinčiau homoseksualius santykius, ar ne? Tai aišku, aš tų žmonių nesmerkiu, aš žinau, kad Dievas juos myli, už juos numirė taip pat, bet tas pasirinkimas arba tas gyvenimo būdas, kurie jie veda, man yra nepriimtinas, nes jis prieštarauja Dievo žodžiui. Ir aš to nebijau pasakyti, kadangi Dievo žodis apie tai kalba. Nes jeigu mes nesiremtam Dievo žodžiu, o akcentuotumėm tik tai šventosios dvasios balsą, tuomet kaip mes galėtumėm pasakyti, kad tie žmonės yra neteisūs. Tik tais Dievo žodžio pagalba mes galime, sakykime, pamatyti, kad toks gyvenimo būdas Dievui yra nepriimtinas. Tai reiškia, mes turime pasiremti Bibliją ir aš matau, kaip daugelis tikinčiųjų, kada kalba eina apie tokius santykius, jie remiasi Dievo žodžiu. Ir manau, kad tai yra teisinga. Bet manau, kad vaidmainiškai yra vieną kartą remtis Dievo žodžiu, kada mums patogu ir kada mes nesutinkame su tam
tikrų gyvenimo, sakykime, būdų, ar ne, o kitais atvejais nesiremti ir sakyti, kad svarbiau yra klausyti šventosios dvasios balso. Jeigu mes remiamės Dievo žodžiu vienoje situacijoje, mes privalome remtis tuo pačiu Dievo žodžiu visose gyvenimiškose situacijose. Taigi, dar kartą noriu sugrįžti prie Romiečiams 6 skyriaus 14 eilutės, ar ne, kur Paulius sako, jumise nebevešpataus nuodėmė, jūs ne įstatymo, bet malonės galioje. Taigi, ar čia Paulius iš tikrųjų kalba apie tai, kad įstatymas buvo panaikintas, kad Jėzus jį prikalė prie kryžiaus ir šiandieną žmogus nebeturėtų vadovautis įstatymu? Ar iš tikrųjų Paulius apie tai kalbėjo? Kad suprastumėm, ką Paulius bando pasakyti šiose eilutėse, mes turim pažiūrėti, ką Paulius kalbėjo kitose švento rašto vietose tą pačią temą. Nes tokiu būdu Biblija turėtų būti nagrinėjama, turėtų būti paimama viena eilutė ir turėtų būti sulyginama su kitomis švento rašto eilutėmis. Tik tada mes galime pamatyti platesnį paveikslą. Taigi aš atsiverčiu pirmą laišką Timotiejui ir perskaitysiu nuo 8 iki 11 eilutės. Paulius sako, mes žinome, jog įstatymas yra geras, jeigu žmogus juo deramai naudojasi, suprasdamas, kad įstatymas skirtas ne teisėjam, bet nusikaltėliams ir maištininkams, bedieviams ir nusidėjėliams, nedorėliams ir netikėliams, tėvažudžiams ir motinžudžiams, ir žmogžudžiams ir paleistuviams, sanguliautojams su vyrais, vergų pirkliams, melagiams, kreivai prisiekiantiems ir visiems, kurie priešinasi sveikam mokslui. Taip moko palaimintoji Dievo garbės evangelija, kuri man yra patikėta. Taigi, Paulius tapo apaštalu po Jėzaus mirties. Ar ne? Iš karto man toks klausimas kyla, jeigu Jėzus numirdamas ant kryžiaus prikalė įstatymą prie kryžiaus ir įstatymo šiandien nebereikia laikytis, tai apie ką Paulius čia kalba? 8 eilutė jis aiškiai vardyja. Sako, mes žinome, jog įstatymas yra geras, jeigu žmogus jo deramai naudojasi. Ką reiškia deramai naudotis? Ar ne? Ir toliau jisai paaiškina, suprasdamas, kad įstatymas skirtas ne teisėjam, bet nusikaltėliams ir maištininkams. Matote, Paulius sako, kad įstatymas skirtas ne teisėjam, bet nusikaltėliams ir maištininkams. Ir dabar, kaip reikėtų suprasti, kodėl įstatymas nėra skirtas teisėjam ir kodėl įstatymas yra skirtas nusikaltėliams ir maištininkams. Na, aš duosiu tokį pavyzdį, kuris, manau, padės mums geriau suprasti, ką Paulius čia bando pasakyti. Įsivaizduokite, 2 vairuotojai su skirtingomis mašinomis privažiavo sankryžą su šviesoforu ir sustojo. Ir štai sudegė raudona šviesa. Ir vienas vairuotojas stovėjo kaip ir stovėjęs, jisai laukia, kol užsideg žalia šviesa, o kitas vairuotojas kirto sankryžą per raudoną šviesą. Mano klausimas mums yra sekantis. Kuris iš šių vairuotojų buvo po įstatymo raide? Tas, kuris sustojo, ar tas, kuris kirto sankryžą? Kuriam įstatymas galiojo? Ir kuris užsitraukė įstatymo prakeikimą? Tas, kuris kirto sankryžą. Tas, kuris sulaužė įstatymą, nes čia Paulius sako, suprasdamas, kad įstatymas skirtas ne teisėjam, bet nusikaltėliams ir maištininkams, tie, kurie laužo įstatymą ir kurie mokina kitus taip elgtis. Taigi mes matome akivaizdžiai, kad tas žmogus, kuris sustojo ir laukė žalios šviesos, jis nebuvo po įstatymu, jis buvo po malonę. Kodėl po malonę? Dėl to, kad jisai suprasdamas, kad Jėzus Kristus numirė už jo nuodėmes ir jam atleido, jis daugiau nuodėmių daryti nebenori. Todėl jisai laikosi įstatymo. Įstatymo nesilaiko tie žmonės, kurie nevertina Jėzaus Kristaus aukos ant kryžiaus ir kurie tą įstatymą laužo. Dabar sugrįžkime vėlgi prie Romiečiams 6 skyriaus 14 eilutės. Aš dar kartą perskaitysiu ir mes dar kartą pasižiūrėsime į tą eilutę.
Jumise nebeviešpataus nuodėmė. Jūs ne įstatymo, bet malonės galioje. Pirma 14 eilutės dalis sako, jumise nebeviešpataus nuodėmė. Kodėl nebeviešpataus? Dėl to, kad jūs ne įstatymo, bet malonės galioje. Nes Paulius sako, jeigu jūs pažinote Dievo malonę, nuodėmė nebegali tarpti jūsų gyvenime. Bet jeigu nuodėmė tarpsta jūsų gyvenime, tai jūs esate įstatymo galioje. Jūs esate po įstatymo prakeitimu, nes įstatymas jūs nuteis. Taigi šiandieną tie žmonės, kurie priima įstatymą, kurie jo neignoruoja, kurie tiki, kad Jėzus neprikalė įstatymo prie kryžiaus, ar ne? Tie žmonės yra malonės galioje, nes jie stengiasi įstatymo nelaužyti. Bet tie žmonės, kurie sako, kad šiandieną įstatymo nebereikia ir mes turime šventąją dvasią, kurios reikia klausyti, kas nėra blogai, tarp kitko, aš jau minėjau, kad šventosios dvasios klausyti reikia, bet ne tik. Mes galim klausyti šventosios dvasios, jeigu ji patvirtina tai, kas parašyta Dievo žodyje. Jeigu ji prieštarauja Dievo žodžiui, tai nėra šventosios dvasios balsas, tai yra kitas balsas. Tai va, dar galbūt pasakysiu tokią mintį, kad įstatymas iš tikrųjų niekur nedingo ir Paulius 3 skyriuje, jisai 20 eilutėje sako, nes įstatymo darbais jo akivaizdoje nebus nuteistas ne vienas žmogus, per įstatymą tik pažįstame nuodėmę. Čia yra 2 svarbios mintis. Pirma, Paulius sako, įstatymo žmogus negali būti nuteisintas. Antra mintis yra tai, kad įstatymas tik nurodo į žmogaus nuodėmę. Tai yra tarsi raudona lemputė, kada nuodėmė artinasi prie žmogaus, tai ta lemputė užsidega, kad žmogus pamatytų ir suprastų, kad turi būti atsargus, kad neperžengtų neleistinos ribos ir nenusidėtų. Ir Paulius dar čia sako, kad įstatymo darbais žmogus nebus nuteisintas. Taigi labai čia gera mintis, nes iš tikrųjų verta yra paminėti tokį dalyką, kad pavyzdžiui fariziejai arba rašto aiškintojai, ar ne, jie taip pat laikėsi įstatymo. Bet problema buvo ta, kad jie nepriėmė Jėzus kaip savo gelbėtoją. Ir kadangi jie atmetė Jėzų kaip savo gelbėtoją, įstatymas tapo išgelbėjimo priemonė, nes nebuvo Jėzaus jų gyvenime, nebuvo Mesijo jų gyvenime. Bet kada tikintis žmogus priima Jėzų kaip savo gelbėtoją, ir jeigu tas tikintis žmogus tiki Dievo jam išlietą malonę, tiki, kad prieš 2000 metų ant kryžiaus Jėzus numirė už jo nuodėmes ir išgelbėjo jį, tai toks žmogus atsidėkodamas Dievui visą širdimi nori gyventi pagal tuos įsakymus, kuriuos Dievas paliko jo gyvenime. Ir aišku, visada žmogus gali savęs paklausti, kodėl jisai laikosi įsakymų. Ar dėl to, kad jisai nori būti išgelbėtas, ar dėl to, kad jis jau yra išgelbėtas. Visada reikia užduoti šitą klausimą. Jeigu mes jaučiame, kad laikomės įsakymų dėl to, kad norime būti išgelbėti, tada tai yra problema. Nes mes jau esame išgelbėti. Dievas jau mus išgelbėjo, įstatymus davė mums kaip moralinius principus, pagal kuriuos mes šiandieną turėtume gyvenime orientuotis ir suprasti, kas yra gerai ir kas yra blogai. Tai kaip ženklai, kurie padeda mums orientuotis tame dvasinėme kelyje su Dievu. Taigi, tokie mano pamąstymai šiandieną, tikiuosi, kad jums nebuvo nuobodu manęs klausytis. Jeigu turite kokių klausimų ar pastebėjimų, drąsiai komentuokite po šio video. Jeigu aš turėsiu laiko, atrašysiu, jeigu ne, aš galėsiu rašyti sekantį video su paaiškinimais. Linkiu jums Dievo palaimų ir iki sekančio karto.